Pakaštavosime, ką mums pristatys, ir pašposavosime. Ir norėčiau paprašyti, kad žodį tartų mokyklos direktorius. Mėly projekto dalyviai, gerbiami svečiai, tikrai šiandien susirinkome į baigiamąjį projekto dalį, tai yra į tas Žemaičių kaštavones. Pas mus Lietuvoje jau baigiam šį projektą, o mūsų dar grupė važiuos į Prancūziją. Kitą savaitę išvažiuoja, atrodo, ir tenai irgi užbaigs tas visas mūsų sveikos, mitybos, tas skonio mitybos visą projektą. Na, norėčiau labai padėkoti, kad visi aktyviai dalyvavo, įsijungė tą projektą. Vis dėlto tai projektas truko 2 metus, gana nemažas laiko tarpas. Turėjom daug svečių iš daugelio Europos šalių, patys vykome visur. Labai malonu, kai partneriai neatsisakė, o taip pat dabar prisijungė dar 3. universitetas prisijungė prie mūsų. Na, tikrai labai gražu yra, kai neatsisako padėti ir malonu dirbti su tokiais žmonėmis. Taip pat, kiek žinau, išgirsim paskaitą labai šiandien gražią apie sveiką mitybą. Tik tai, žinot, tas pavadinimas kažkaip Žemaičių kaštavones, bet šnekam ne žemaitiškai, bet kažkaip, negerai gal gaudas. Tiesiog pačiam neišein gerai šnekėti, bet biškį moku. Tai va, norėčiau palinkėti visiems geros nuotaikos šiam renginį. Na ir pabūti, padalyvauti, kaip sakė Paulius, pašposyti, pajukavoti, ir pakaštavoti biškelį. Ačiū. Sėkmingai, kiek vyko projektai, sėkmingai juos ir įgyvendinome. Ir aš manau, kad tik projektų dėka mes galim labiau susiburti, pažinti vienas kitą, praplėsti akiratį, vykdant šį projektą, kad ne vien tik kaštavojom. Ne, tai trumpai pristatys mokytoja Jolanta. Labą dieną visiems čia susirinkusiems. Aš pasistengsiu trumpai pristatyti projekto esmę tiems, kurie apie šį projektą girdi pirmą kartą, ir tiems, kurie jau ne pirmą kartą, kurie jau žino, kad mes tokį projektą vykdėme, tai tiesiog trumpai papasakosiu apie tai, ką mes nuveikėme per šiuos 2 metus. Ir gyvenimo menas Europoje. Baigsis jau šių metų Liepos mėnesį. Vokiečių koordinatų. Lietuviškų tų patarlių irgi galėtų pririnkti, ko gero, be galo daug. Netgi valgymas, aišku, užimacija, greitas maistas ir šių reiškinių keliami pavojai. Aldu vykome į Šilutės rajone Žagatpurvių kaime. Bet man vis laik patinka šnekėti su vyresniais žmonėm, nes tiesiog gali pritaikyti tiesiog teorinės žinias, pasišnekti su vienu žmogum, sakyti, kaip anie gyvena. Ir aš pamėginau tiesiog pagalvoti, ko aš jums galėčiau pasakyti, nes čia 45 minutės aš turėčiau turėti, ko aš galėčiau per tas 45 minutės sudėti apie sveiką gyvenseną, kiek aš esu pats išbandęs, patyręs ir taip toliau. Aš pats esu baigęs jogos mokytojų kursus, vedu jogos užsiėmimus 5 metų telšiuosi ir be jogos, aišku, ir pats stengiausi taip gyventi sveiką ir klausausi žmonių, kaip žmonės gyvena ir tiesiog, aišku, ir mokausi iš tų žmonių pats. Ir jeigu taip kalbėti, ir tokie iš jogos turėtų išmokęs tokie 5 dalykai, kurie, man atrodo, yra svarbiausi. Ir tie visi dalykai sueina tokį vieną sakinį, galim sakyti. Ir tą sakinį jūs puikiai visi žinot, aš gal pasakysiu, koks sakinys ir tiesiog vienu sakiniu, kad viskas būtų aišku. Ir tie 5 dalykai, tai yra, vienas iš jų, tai mes žinom, kad žmogui mums yra svarbu maistas. Mes visi žinom, negalim valgyti bet ko. Nevalgom mes nei ąžuolo žievės, nevalgom įvairių kitų dalykų, bet iš to, ką mes valgom, irgi renkamės, sakom, sveiki, nesveiki produktai. Ir mes žinom, kad sveikuoliai žmonės dažnai sako, jeigu jau sveikuolis, tai jau turi sveikai maitintis ir visa kita nėra labai svarbu. Tai aš noriu ir iškart pasakyti, kad yra svarbus, iš jogos čia, aš žinau, aš sutinku su tom 5 dalykai, ne vien maistas ir vienas iš tų 5. Tai maisto taisyklių mes žinom visi įvairių. Tai ir užkandžiauti negerai, ir persivalgyti negerai, ir maistą reikia valgyti šviežiai pagamintą, ir ramybei, ir suderintą maistą, negerti valgant, ir manau, kad jūs visi daug apie tai žinot. Ir aišku, jeigu mes suvalgom daug maisto, suvalgom, sakykime, nesveikų maisto, tai mūsų organizmas užsiteršia. Ir taip pat sako jogai, kad sako,
tie toksinai, kurie po žmogų paliekta, jie vadinasi ama, ta jogų kalba, sanskrito kalba. Ir sako, lietuviškai ama yra visų lygų mama. Tai jeigu mes turim kokių nors lygų, ar tai būtų sąnarių lygos, ar tai kažkokios nepagydomos lygos, jos atsiranda iš nesuvirškintų maisto. Aišku, ten gal kažkiek tai dalis iš genų, paveldimos, bet mes dažnai girdim, kad pagrindė lygos iš paveldimumo atsiranda, tai aš nenorėčiau sutikti, tiesiog manau, kad dauguma yra iš nesuvirškinto maisto, tiesiog kai mes kažkur mumyse užsikemšam, prastai šneka, tai mes žinom, plaka širdis, čia visur viskas juda, ir į galvą, ir į kojas. Ir aišku, jeigu mes valgom daug, tiesiog kažkas kažkur užsikemša ir mes, žiūrėkit, vieni gydytojai mūsų operuoja ir taip panašiai. Bet, aišku, yra įvairių būdų, kuriais tuos užsikemšimus mes galim išsigydyti ir be operacijų. Tai, pavyzdžiui, vairūs pasninkai, badavimai. Ir aišku, kai jau atsiranda problema, tą yra padaryti sunkiau, nes, žinot, žmogus būna silpnas, jisai neturi jėgų tam, tai tiesiog yra geriausiai tą daryti nuolatos ir tiesiog žmogus tada mažiau turi tikimybių susirgti. Tai va tiek trumpai apie mitybą. Čia tos baldosios, ne? Žinokit, svarbiausia mums ir lapai. Ir lapai, kad būtų nenuodingi, ne? Ir viskas. Natūraliai procesas vyksta. Ir čia ir aviečių lapai. Jo, geriausiai iš jų išmalsim viską. Nes galim vienus lapus valgyti, bet nėra skaniai. Tada reikia biškį dėti. Kaip čia dabar valgys vienus? Įdėkim bananų. Tai čia tik prie lašinių, ar ne? Galvoju apie energiją, o jeigu vanduo yra iš šaltinio, ons ir žemėje, ons prisigėris energijas. O jeigu per čiaupus prabėga, ons jau reikia ragauti ir nesugėrė nieks. Oliesi labai gerai, kad yra chlorofilo daug. Chlorofilas yra toks kaip kraujas. Kaip žmogaus kraujas, tai augalų kraujas gali. Mes jau paskui. Ant ko išvalgo? Jeigu mūsų galva Direktorius. dabar prašysiu, kad gamintų. Skanu. Gėlių nebliks aplink mokyklą. Sveika. Nu visai niek nesijaut. Šis projektas vadinasi Grundvik mokymosi partnerystės, skonio mokykla, mitybos kultūra ir gyvenimo menas Europoje. Kada jį pradėjot? Šį projektą pradėjom 2011 metais ir baigsime 2013 metų Liepos 31 dieną. Kas dalyvauja jame? Šiame projekte dalyvauja mes lietuviai bei kitos 6 šalis, Europos šalis. Tai Vokietija yra koordinuojanti šalis, Prancūzija, Austrija, Vokietija dar kita iš Konstancos, Turkija, Rumunija Rumunija. ir atrodo viskas. Kaip kilo mintis ir kokiu būdu patekot į tą projektą? Na, kaip aš ir minėjau, mes projektus pradėjome vykdyti nuo 2006 metų ir jau nuo tų metų turim gerus kontaktus su Europos šalių partneriais. Ir tie partneriai mums pasiūlė sudalyvauti naujame projekte, konkrečiai šiame projekte. Pone Jolanta, noriu paklausti, kuom įdomus šitas projektas? Šis projektas yra įdomus tuo, kad kviečia visus susimastyti apie kylančias tokias globalinės problemas kaip globalizacija, didžiulių maisto pramonės koncernų susikūrimas visame pasaulyje. Tai išstumia tą tokią savitą kulinarinį paveldą iš kiekvieno regiono, iš kiekvienos šalies.
visi supermarketai, McDonald'ai, Coca-Colų gamyba, visa tai yra vienodo skonio ir praranda tą tikrąjį veidą, savitumą. Ir viskas pajungta bizniui. Taip, didieji koncernai. O šitas projektas nori atgaivinti kaip tik tą natūralų maisto gaminimą, skonio, visą asortimentą didžiulį ir taip toliau. Taip, dėmesys yra sukoncentruotas kaip tik į tokias mažas gamyklėlės, į privačius ūkelius mažus, į sveiką, ekologišką mitybą. Ką jūs nuveikėt dalyvaudami šitam renginiui? Tai visų pirmiausia, suorganizuotos kelios parodos, fotografijų parodos. Viena fotografijų paroda buvo suorganizuota gerbiamo koordinatoriaus Georgo Fischerio, kur pavadinimas buvo Skonio spalvos. Dabar antroji yra parodėlė, tai Skonio spalvos taipogi pavadinimu. Ir dar organizavimo močiutės receptai. Taipogi buvo parodėlė, kuri organizuojama Telšių suaugusiųjų mokykloje. Be to yra sukurtas internetinis tinklalapis, kuriame yra publikuojamas mūsų projektas. Toliau rinkome receptus ir išleisime knygą. Mūsų galutinis produktas yra receptų knyga. Man atrodo, vyko ir susitikimai su kitų šalių žmonėm. Taip, iš viso numatyti buvo 7 susitikimai skirtingose šalyse ir neįvykęs dar paskutinis, kuris bus Liepos mėnesį Prancūzijoje, o įvyko jau 6 ir kiekviename susitikime, kiekviena šalis, aišku, pristatė savo tai šaliai būdingus produktus, demonstravo esančias maisto gamybos įmonėlės, susitikimai su įvairiais specialistais sveikos mitybos vyko. O ką iš Lietuvos jūs pateikėt įdomesnį? Mes pateikėm tas, kas būdinga mūsų regionui. Tai bulvės, kastinys, kanapinė. Ypač buvo sužavėti užsieniečiai kanapinė. Cibulinė, šaltibarščiai. Taip, maloniai valgė ir džiaugiasi tokiu įdomiu skoniu šaltibarščiai. Po to, kas dar? Pagrindas tas yra, ką mes valgom čia Žemaitijoje. Ir gerai, kad valgom turbūt tai, kas mums prie dūšios, prie tradicijų. Nes mūsų tikslas ir yra išsaugoti kultūrinį paveldą. Kad mes jo neužmirštumėm, o puoselėtumėm. Na ir šitas Žemaitijos kaimo muziejų renginys irgi savotiškai įdomus ir geras. Aš manau, kad visom pusėm yra geras tiek bendravimu, tiek ragavimu. O svarbiausia yra, kad prisijungia ir 3 amžiaus universiteto studentai ir parodė tą spektaklėlį. Tai čia vėlgi yra vienas iš gyvenimo meno, tokių kaip ir galim sakyti tradicijų, juk senovėje taip ir būdavo. Ir pasilinksmėdavo žmonės, pašposaudavo ir skaniai pavalgydavo. Taip ir čia. Maistas skrandžiui, penas sielai. Taip, visiškai teisingai. Nu kągi, sėkmės jums užbaigti tą projektą. Na ir pabaigoje norėčiau pakviesti visus žmonės, ypač jaunimą, domėtis kultūriniu paveldu. Neužmiršti žemaitiškų patiekalų. Ir neužmirškite gyventi sveikai, svarbiausia. Imk irgi kon. Augustina. Ačiū, tai skanu. Labai skanu. Baisė. Negirdžiu nieko, ne taip nemėri. Tai dar darom dar kartą. Mėnesį, palauk, kas dabar Gelžiais viskuone. Galėkite tokie biškai, nes čia ne ir tokie mažiau, tų visokie ir... Biškai pagrausta. Jau visas pišolis aš nuvalgęs. Pastebėjote, kad nieks nevalgo. Bet šiaip turi populiarumą tavo klausyk receptų.
Pavyzdžiui, Kad skaniai ir, žinau, kad būtų daugiau lapų, mažiau vaisių, ką čia čia būtų. Kad šiaip lapai ir... į vaisių tiek daug pridėti. Nu tai kaip tas renginys jūsų akimis žiūrint? Mano manimu, kad gerai, kada stengiasi kažkaip taip atgavinti tas senas mūsų tradicijas, ta prasme, šiokie, taip kaip sakant, maisto ar kaip čia paveldas, tai įdomu, skanu prisiminti, ką mūsų proseneliai buvo čia, ko maitinosi, mes dabar galbūt tik taip čia taip jau iš to tokio, kaip pasakyti, nemandrumo ar ką, o tais laikais, taigi, žmonių buvo kasdieninis maistas, toks, kaip pavyzdžiui, cibulinė ar ką, dabar tai mes tik tais mėgaujamės, o kaip skanu, kaip gera, o tais laikais tai buvo kasdieninis maistas. Tai aš manau, ir tai buvo sveikas maistas ir žinojom, ką valgom. Tai žinoma, buvo sveikas maistas, galbūt taip nepersivalgydavo tais laikais, kai mes dabar kartais mėgstam prie stalo pasidėti, galbūt net per daug ilgiau. Aišku, sveikas maistas, natūralus, be jokių papildomų medžiagų, konservantų visokių, kaip dabar yra. Tai jūs turbūt tokią mintį turit, kad tokie projektai reikalingi yra. Ne, tai žinoma, tie projektai, aš manau, kad visumai tokie projektai reikalingi tiek, reiškia, mūsų maitinimosi paveldų, tiek galbūt kažkokie dar kitokie gali būti meistrystės, staliarystės, kalvystės. Gerai tokie paveldai, aišku, kad gerai, ypač dabar šiais laikais, kam tie reikalingi visokie hotdogai, McDonald'ai, kad mes, pavyzdžiui, savo kažką turim, kodėl mes turim žavėtis kažkokiais kitais patiekalais, kurie galbūt netgi, nesakyčiau, kai baisiai neįsveiki jie yra. Atvežtiniais ir mums svetimai. Aišku, kažkaip mes baisiai mėtomės iš vieno kraštutinumo į kitą. Kas atvežė, tai tas jau čia baisiai gera, pagirtina ir sektinas pavyzdys, nieko panašaus. Mes savo tiek turim gerų tokių tradicijų, gerų dalykų, ką mes turim savo puoselėti. Ir tik tais. Šiandien iš dilgėlių paruošė tokį patiekalą, kurį... Taip, dilgėlės, pavyzdžiui, kad ir pavasaris rado dilgėlės, atsirado rūgštynės, sriubas virdavo senovė mūsų su, daleiskim, rūkytais šonkoliukais, tai pasai, kokie skanūs patiekalai. Ne tai, kad dabar pakelį praplėšė, užpylė karšto vandenį, ten visokie gliutomatai, visokie panašiai. Ne tas, visiškai ne tas. Ir aktoriai palaiko turbūt tas mintis. Būtinai, aišku, savaime. Šiandien negi spektaklį padovanojo žiūrovui. Tokį, kaip sakant, ne pirmas blynas, antras blynas, dar biškį toks priskrudęs, apsvilęs truputėlį, bet manau, kad kokį 5, 8, 10 jau bus gerai. Įsilingos mūsų moterėlės, kurios galbūt kitos netgi pirmą kartą scenoje, tai nėra ko norėti, kad viskas taip išėtų kaip iš pypkės. O tema tai dvasinis paveldas? Tai taip, aišku, dvasinis. Tik seniau, kai būdavo. Pasibaigs, daleiskim, rugiapjūtė, ar kas, būdavo tokios pabaigtuvės, tai susirinkdavo žmonės, dainuodavo, šokdavo, gal ekspromtų kažkokį suvaidydavo senelę, kaip tas pjovė, kaip tas griuvo, kaip tas užkliuvo už kelmo, ar kažkaip būdavo tokių dalykų. Tai reikia būtinai tokius atgaivinti. O paskui paviešėdavo. Kas buvo, tai buvo. Bet turbūt mokėjo viešėti kažkaip ne taip, kaip mes dabar, kad kartais matome, kaip rodo per televizorius. Viskas buvo taip subtiliai ir gražiai. Taip, tik tais taip. Ačiū. Prašom. Kaip Jūs manot, ar pasisekė renginys? Mūsų manimų tikrai pasisekė, žmonės visi patenkinti, laimingi, ir gamta graži, ir žmonės malonus, maistas geras. Tikrai esam patenkinti. Rūta, tau patiko valgyti? Labai patiko, labai skanu žemaitiški valgiai, aš tikra patriotė, tai man labai skanu viskas buvo ir spektaklis labai patiko. A tu bandysi gaminti ką nors iš tų? Kastinį norėčiau išmokti gaminti. Iš ko mokinsies? Iš mamos. A mama padaro tokių senų? Žinau, kad močiutė mokėjo pagaminti. O mama tai nėra darius, man atrodo. Bandysime, esam darę, bet turbūt tai, kad nepavyko taip labai gerai. Čia sveikas maistas, ar ne? Sveikas, aš manau, iš ko čia daro, iš grietinės. Taip, iš grietinės, sviestų, iš natūralių produktų ir sveikiausia tai, kas yra namuose gaminama iš pačių tokių natūraliausių produktų. Tai nepirktinis koks maistas. Sėkmės. Ačiū. Šiuo atžvilgiu amplua kaip ir režisierė. Ji nori teikti žemaičių krikšto. Labai ačiū. Ačiū Jums. Gražios sėkmės visiems. Su kolegos, būtent suaugusių mokyklos vadovybė ir visa administracija. Ir tikrai man, nežinau, gal nenuvylėm mes jūsų. Pavyzdžiui, aš tai labai didžiuojuosi, kad mes būtent turim
šitos artistus, kad jie išryškėjo besimokydami universitete savo gabumais. Tikrai labai dėkojam, kad talkina mums ir aktoriai Telšių dramos teatro ir būtent mūsų moteris. Labai nuoširdžiai dėkoju jums. Ir visiems. Nuoširdus ačiū nuo mūsų mokyklos. Spektaklis iš tikrųjų nuoširdus ačiū. Nu, sužavėjo. Tikrai. Nu, kaip tikrai aktoriai. Ir norėčiau padėkoti režisieriai už tokį nuostabų spektaklį. Dėkui, pasitiko. Ačiū.